Idealus klientas. Kiekvienas sėkmingas verslas prasideda nuo aiškaus supratimo, kam jis skirtas. Galite tai įsivaizduoti kaip klausimą, kas yra mano idealus klientas. Kai tiksliai nustatysite, kam jūsų sprendimas naudingiausias, viskas kita – rinkodara, komunikacija, netgi kainodara – susidėliosi savo vietas. Pirmiausia, išsiaiškinkite pagrindinius dalykus – lytis, amžius, profesija, gyvenamoji vieta, šeiminė padėtis ir bet kokias kitas savybės, kurios padeda tiksliai nustatyti, kam yra skirtas jūsų produktas ar paslauga. Koncentruodamiesi į idealų klientą, sutaupysite laiko ir pinigų, nes nešvaistysite išteklių netinkamai auditorijai. Tada atlikite rinkos analizę, kad įvertintumėte savo potencialų pasiekiamumą. Jei jūsų produktai ar paslaugos patrauklūs dideliai auditorijai, veikiausiai dirbate masinėje rinkoje. Jei auditorija yra mažesnė, galbūt sprendžiate nišinę problemą ir norėdami išlikti pelningi, turėsite taikyti didesnės kainas. Jei turite įvairių tipų klientų, apsvarstykite, ar jų poreikiai skiriasi nežymiai, segmentuoti, ar yra labai skirtingi, įvairūs. Dabar pakalbėkime apie pirmuosius vartotojus, pirmuosius klientus, kurie išbando jūsų produktą ir pateikia vertingų atsiliepimų. Laikykite juos savo tikrojo pasaulio laboratoriją. Apklausdami juos, surinksite naujų, tiesioginių įžvalgų, kurios padės patobulinti sprendimą prieš pradedant jį diegti dideliu mastu. Siekite atviro nuoširdaus dialogo. Atviri klausimai dažnai duoda geriausius atsakymus. Trumpa pastaba. Klientai ir vartotojai ne visada yra tas pats. Kartais už produktą moka ne tie, kurie jį naudoja. Pavyzdžiui, kūdikių maistas. Tėvai yra klientai, bet kūdikiai yra vartotojai. Kad jūsų verslas būtų sėkmingas, reikia atsižvelgti į abiejų grupių poreikius. Trumpai tariant, idealaus kliento identifikavimas yra jūsų veiksmų planas. Sužinokite jų demografinius duomenis, supraskite jų patiriamus sunkumus, tada patvirtinkite savo prielaidas rinkos analizę ir interviu. Jei tai padarysite teisingai, būsite vienu žingsniu arčiau verslo, kurio žmonėms tikrai reikia ir kurį jie mylėtų, sukūrimo.